Sveiki visi! Šiandien noriu Jums pristatyti apie vieną žinomiausių dvarų Lietuvoje – Kretingos dvarą. Kretingos dvaro istorija primena spalvingą metraštį, prasidėjusį dar XVI amžiuje, kai valdas valdė garsios giminės Chodkevičiai, Sapiegos, Masalskiai bei kiti didikai. Tačiau tikrasis dvaro suklestėjimas prasidėjo 1874 metais, kai jį iš varžytinių nusipirko grafas Juozapas Tiškevičius. Grafas rūmus pavertė prabangia šeimos rezidencija. Baltojoje salėje sukosi poros per pokylius, o raudonojoje salėje skambėjo profesionalaus orkestro muzika. Vasaromis šeima mėgavosi ramybe sodo pavėsinėse ir irstydamiesi valtimis tvenkiniuose. Net ir subjurus orams gyvenimas dvare nesustodavo. Tam buvo skirta 3 aukštų oranžerija, viena didžiausių privačių žiemos sodų visoje Europoje. Čia tarp palmių ir agavų čiulbėjo kanarėlės, o per Kalėdas, prie didžiulės eglės, dovanas gaudavo net dvaro tarnų vaikai. Rūmai pastatyti iš mūro, naudojant plytas ir akmenį. Architektūros požiūriu Kretingos dvaras priskiriamas klasicizmo stiliui. Nors jame galima pastebėti ir kitų stilių bruožų, pastatas nėra labai puošnus, tačiau atrodo solidus. Didelę reikšmę turėjo ir dvaro parkas. Jame buvo įrengti pasivaikščiojimo takai, želdiniai, tvenkiniai. Ypatinga Kretingos dvaro dalis – žiemos sodas, kuris buvo įkurtas Tiškevičių laikais. Tai buvo modernus ir išskirtinis statinys, leidęs auginti egzotinius augalus. Juozapas Tiškevičius buvo itin progresyvus žmogus. Jo dėka 1878 metais dvaro malūne įsižiebė pirmoji Lietuvoje hidroelektrinė, o vėliau buvo nutiesta ir pirmoji telefono linija, sujungusi grafų valdas Kretingoje, Plungėje ir Rietave. Be technikos naujovių grafas rūpinosi ir bendruomene, įkūrė nemokamą gydyklą darbininkams, senelių prieglaudą, o jo dukra Marija atidarė pirmąjį lietuvišką vaikų darželį. Po grafo mirties 1891 metais dvarą perėmė jo sūnus Aleksandras. Nors jis stengėsi puoselėti ūkį ir pramonę, dvaro idilę nutraukė 1940 sovietų okupacija, kai šeima buvo išvaryta. Po karo dvaro paskirtis visiškai pasikeitė. Čia veikė buhalterių ir žemės ūkio mokyklos, o šalia Grakščių rūmų išdygo sovietiniai bendrabučiai bei garažai. Tik šiandien atkūrus teisybę, dvaro sodyba vėl atgijo ir kviečia lankytojus į čia veikiantį muziejų.